neslėpsiu. Prieš porą metų aš baigiau visą šitą reikalą. Matyt, pagrindiniai akcentai, ko mes ten ėjom, tai pardavimai ir pasižmonėjimas. Dėl pardavimų pačių, reiškia, visada turėjom tą problemą, pradėję verslą, kad labiau buvom amatininkai. Ir verslas toks unikalus, ta prasme, tų amatininkų tik keletas, sakykime, per šalį. Tai tas išlipimas buvo labai sunkus. Pirmi klientai buvo tokie pusiau draugai, pusiau pažįstami iš senų laikų. Ir mes su jais labai ilgai gyvenam. Norėjusi šitą išardyti, pastatyti procesą, kad prisiliesti prie žymiai platesnio rato. Tai aš pagrindė šito ieškojau. Dabar mes tam kelyje išsiplėtė, prisilietėm. Kitas dalykas, ką radau, tai keletą kontaktų, tame tarpe ir pats Nerijus. Ir dabar čia mes vis bandom bendradarbiauti vienam kitam projektą. Tai maždaug tokie geri įspūdžiai iš viso to. Gal išlaikyti liniją ir nesiblaškyti, kai vis tik pagauni tą, kaip ir pranešimų metu čia šnekėjo apie bešokinėjančius kakliukus. Tai jeigu jau tu turi kakliuką pardavimus ir netgi dar giliau turi kakliuką pardavimuose, tai dirbk su to ir nesiblaškyk, kol jis tampa nebe kakliuku. Tai tą išlaikyti liniją iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga. Taip, aš ir rekomenduočiau, sėkmingai baigė jau vėlesnės savo laidos.